Šiandieną žengtas dar vienas žingsnis, kuriant naujas vietas savivaldybės darželiuose, nors ir nedidelis, 20 vietų, bet šiandien atsidarė naujas darželis, darželio grupė tiksliau, kuriame 20 jaunųjų vilniečių pradės savo ugdymo procesą. Tai nuosekliai dirbame tam, kad iš tikrųjų mažintume tas eiles, kuriame naujas vietas ir vien šiais metais jau yra sukurta daugiau negu 700 vietų darželiuose, tai tas procesas yra nuolatinis ir būtent šis objektas yra išskirtinis tuo, kad patalpos naujam darželiui, naujo darželio grupė yra gautos iš privataus investuotojo, statybų bendrovės, kuri vykdydama plėtrą daugiabučių namų statyboje, taip pat prisidėjo ir prie to, kad gyventojai turėtų kur vesti savo vaikus. Tai tikimės, kad ir tai taps pavyzdžiui, vykstant ir vykdant nekilnojamo turto plėtros objektus Vilniuje ir iš tikrųjų statytojai atsižvelgs į tą poreikį darželių, kuris šiandien yra Vilniuje pakankamai dar didelis.